Алло. Dzień dobry. Добре. Jak się macie? Bardzo dobrze. Aha. Alio. Labas. Aš bandžiau tave nustebinti savo lenkų kalbos sugebėjimais, bet kažkaip nelabai moku. Žinau tik tak. Rūbžės pažonkų, tam tak. Nesvarbu. A čia kas kalba? Liudas. Žinau toką. Žinau, kad nežinai. Kaip gyveni, Lenkaitė? Ilona, kaip gyveni, klausiu. Ar tu mane girdėjai, ar reikės atvažiuoti? Ką? Tai ko nekalbė? Tai kalbugi. Man įdomu, kas šneka, kas čia kalba. Liudas. Mane pažįstu, aš nepažįstu. Liudas Čerbauskas. Nu, vat nepažįstu, kad kažkur čia tu mane pažįsti. O, kas tavęs nepažįsta? Gražius žmonės visada mato žmonės ir visada nori jiems paskambinti ir pakalbėti. O, kaip? Taip. O tu esi be galo gražiai. Ačiū. Ką veikia šį vakarą? Namuose? Negalvok, aš tikrai nekviesiu tavęs į pasimatymą. Nu, tai aš neisiu. Neisi, vat šaunu mergaitė. O iš karto galėtum, taip žinai, vat iš karto, žmogaus nematai, nes jo nepažįsti ir nežinai, kaip jis atrodo. Ar tu galėtum su juo susitikti? Ne. Aišku. O kam? O kam? Nežinau, vieniem dėl sekso, kitiem šiaip paplepėt. Nu, kas kam galvoji? Na taip. Nu. O apie ką tu galvoji, kai būni vieniša? Aš kur tu žinai, kad aš vieniša? Ne, aš sakau, kai būni, tai būna atveju, kuomet vienas žmogus būna patalpoj. Aha. Aš manau, kad tu dabar viena esi. Ką? Aš manau, kad tu dabar viena esi. Iš kur žinai? Na, jeigu šalia būtų vaikinas, jau būtų ką nors man pasakęs. Rimtai? Taip. Iš kur tu čia numerį mano gavai? Kad skambini? Vytas davė. Kas? Vytas. A čia kas toks? Kurmis, taip mes įvardiname. Košmaras, kokias pravardės pasis. Taip. Ir Vyto nepažįstu. Ar pažįstu? Toliko draugas. Kas? Aš matau, kad mes bendrų pažįstamų visiškai neturim. Bet jie tave žino. Vo kaip. O klausyk. Ne, nepažįstu, bet aš nieko nepažįstu. Taip. Pasirodo. Tu esi, kaip žinai, mis kokia mergaitė, kurią visi mato, bet tu tik tai žinai savo vadybininką. O Jėzu. Taip. Klausyk, norėjau paklausti. Klausau, įdėmiai. Ar princesė turi princą jau? O kai princas nori? Ne, aš klausiu, ar tu turi princą, nes aš... Nu, nežinau, ant balto žirgo tai gal ir neturiu. O šiaip ant juodžirgių tai turi kelis turbūt. A čia labai svarbu? Na, aš norėjau sužinoti, ar įmanoma... Ką? Ar įmanoma su princesė būti? Nu, tiesiog, ar įmanoma pretenduoti princo vietą? Toks jau princas? Jo, aš princas. Jo, tu princas. Taip. O kokie, pavyzdžiui, reikalavimai būtų princui? Nes aš galėčiau paklausti, ar atitinku tuos reikalavimus. Nu, čia kiekvienam savai, man atrodo, kiekvienai merginai. Tai Ilona, pasakyk, kokie tavo reikalavimai. Mano? Nesvarbu, nesakysiu. Na, pasakyk. Ne. Na, aš esu vyras. O, kaip? Man yra 27 metai. Esu Vilnietis. O, klausau toliau. Dirbu marketingo skyriui. Nežinau, pasakyt mašinos markės, kurią vairuoju. Ne, man tai visiškai nesvarbu. Nesu materialistė, jeigu ką. Super. Tai gerai. Princesė. Tai noriu dabar to klausimo paklausti. Nu. Aš galiu dabar pas tave atvažiuoti? Ne. Aš labai noriu mylėti su tavim. Su manim? Būtent. Tai čia, žinai, stoti nuvažiuok, ten yra daug tokių. Bet aš noriu nemokamai. Ko tu nori? Nemokamai. Nu, nežinau. Tai aš noriu būtent su tavim.
Norėt daug kas gali. Ну, žinai, хотеть не вредно, вредно не хотеть. Вот именно. Ну, tai prašau. Aš atsivešiu butelį degtinės. Ką? Aš atsivešiu butelį degtinės. Tai pats išgerk degtinį ir pasimėk su ką nors kitu. Jūs pasimėt su savim. Šaunuolė Ilona, radistai ZipFM tave trukdo. Labas Ilona dar kartą. Radio stotis ZipFM iš Vilniaus, tiesioginis eteris dabar ir linkėjimai nuo Toliko tau. Kašmaras. Ne kašmaras, viskas čia normaliai. Tai ačiū tau už smagų pokalbį, kaip sakant. Atsigauk. Ir iki. Iki? Ačiū. Ne, netikiu. Iki Ilona. Ilona, labai maloniai, žinok, pakalbėjai radio eterį, tai aš manau, viskas bus čia gerai. Ate! Visą gerą.